Nors didikų ir ponų jau amžius praėjo ir Radvilų gyvųjų jau nieks nebeatmena. Bent jau aš. Tačiau mes gavome užduotį surasti Radvilą Puikųjį, kuris negyvena šitam rūtų darželyje, bet mokosi mokykloje, mokosi gerai ir Radvilas nebūtų puikusis, jeigu nebūtų mums atsiuntęs topografinio aprašo, kaip mes jį galėtume surasti. Taigi, orientacinis sportas. Alio. Labas, Radvilai. Taip, mūsų jau rodo dabar televizija, taip, bet aš norėčiau su tavim interviu paimti ne telefonu. Kur tu esi? Trečiam aukšte? Tai ką aš tada čia veikiu? Į trečią aukštą. Aš esu Radvilas iš Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos. Mėgstu orientacinį sportą. Mokyklai labiausiai patinka fizika, istorija ar kiti tikslieji mokslai. Labiausiai, kas patinka laisvalaikio, tai būti su draugais, skaityti knygas, žaisti kompiuterinius žaidimus. Labai mėgstu elektroninius įvairius daiktus konstruoti. Lituoji, kažką laidelius klijuoji ar ką darai? Tai kad pas apibūdinai. Lituoju, laidelius klijuoju. Labą dieną, mokiniai. Labą dieną, tamsta. Prašom sėstis. Koks yra Radvilas? Sportiškas ir draugiškas. Mokantis šachmatai žaisti, mes žaidžiam šachmatais, jis laimė visada prieš mane. Labai intelektualus, konfidencialus ir net labai logiškas. Aišku, labai mėgsta sportuoti ir žaisti futbolą. Ir aš tikrųjų labai gerai žaidžiu. Kokias tu knygas skaitai? Labiausiai mėgstu, tai yra istorinius romanus ir mokslinę fantastiką. Vyrauja nuomonė, ypač tarp vyresnių žmonių, jog kompiuteris ir apskritai mūsų elektroninis ir skaitmeninis amžius išstums knygas ir tikrai žmonių bendravimą. Aš manau, kad knygos tikrai yra daug geriau. Knygas skaityti man tai asmeniškai yra daug maloniau. Tau maloniau bendrauti gyvai su žmogumi? Man gyvai. Matai, kaip tas žmogus reaguoja, ne tik kad tekstą, kuris rašomas. Kiek laiko per dieną praleidi no-lifindamas? Na, kokia 1,5 valandos, valandą. Kalbiname Radvilo auklėtoją ir anglų kalbos mokytoją. Ach, tas mūsų Radvilas. Galėčiau apie jį kalbėti nuo ryto iki vakaro, bet pasakysiu 2 žodžiais. Eruditas, brūkšnelis, šelmis. Į jį galima lygiuotis, jo pavyzdžių galima sekti. Aš linkiu ir toliau jam tokiam būti. Štai. Toks mūsų Radvilas. Toks mūsų Radvilas, o štai toks yra kitas mūsų finalistas. Važiuojam. Esame Suvalkijos Skriaudžių miestelį. Kalbinsime eglutę šitam koridorį. Aš esu Eglė Legaitė iš Skriaudžių pagrindinės mokyklos, 7 klasės, groju kanklėm, gitara, labai mėgstu skaityti, nemėgstu matematikos, labai nemėgstu. Kiek muzika atima tavo gyvenimo? Turim labai stiprią ir labai fainą muzikos mokytoją, kuri mus nuo pat 1 klasės kankina. Kaip mokytojai jūs kankina? Jinai labai liepia kvėpuoti, tenai diafragmą, taip labai paskui pilvas skauda. Labą dieną. Kokia yra Eglė? Na, šiuolaikinė lyderė, sakyčiau, nes turi tas visas būdingas savybės. Yra kūrybiška, iniciatyvi, atsakinga, mėgsta vadovauti ir yra pavyzdys kitiems. Su kokiom daugiausia problemom susiduri mokykloje? Aš išmokstu greičiau viską negu kiti ir man būna nuobodu sėdėti per pamokas. O kaip kiti klasės draugai su tavim bendrauja? Gerai, ypač kai rašom kontrolinius ir nusirašyti reikia. Kokia yra Eglė mergaitė, pasakykite? Nu, Eglė labai faina, labai juokaujam daug, pasižiūrim į lempą, nusišviečia ir juokiamės. Draugiška, kartais pareikia. Biškį aš ją perzinu, tai jinai būna tokia pikčiurna. Aš sakyčiau, kad Eglė yra tiek labai gera mokinė, tiek ir gera sesė. Labai daug kur dalyvauja, labai garsina mokyklą, turbūt viena geriausių mokyklos mokinių. Čia yra Eglės brolio piešinys, kurį Eglės brolis prašė būtinai parodyti per televizorių. O čia yra Eglės naujai suprojektuota Skriaudžių mokykla.
Koks tavo santykis su knygomis? Aš su knygom draugauju jau turbūt nuo kokių 5 gal metų ir šiaip labai mėgstu skaityti. Ką dažniausiai skaitai? Skaitau viską, pradedant poliklinikoj lankstinukais, kai laukiu daktarų, baigiant žurnalais moksliniais. O kokie mokslai tave labiausiai traukia? Šiaip socialiniai. Kokią profesiją svajoja pasirinkti? Čia jau būtų pagal šitą, tai ne į temą, aš norėčiau būti interjero dizainerė. Tavo blakstienos padažytos, ar seniai dažaisi? Ne. Ypatingais atvejais, nes šiaip mama neleidžia. O norėtum dažytis kasdien? Ne. 3, 4. Visas vyštas ir gale, Eglė varo bus tave. Nu, mes varom į LRT studiją.